Investicinius ūkio modernizavimo projektus įgyvendinantys Lietuvos žemdirbiai į šalies kredito įstaigas gali kreiptis ir tuomet, kai negali pateikti pakankamo dydžio užstato savo skoliniams įsipareigojimams padengti. Tokiais atvejais jie turi galimybę naudotis valstybės teikiamomis paskolų garantijomis, kurias administruoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Ūkininkas eina į banką, derasi su banku dėl kreditavimo sąlygų, tada bankas arba kredito unija pas mus kreipiasi dėl garantijų. Ūkininkui tik tai po to, jau kai suteikiama garantija, reikia sumokėti garantinį užmokestį. Jeigu nėra ES remiamas projektas, jisai yra kompensuojamas. Per 15 metų nuo įsteigimo Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteikė garantijų už 2 milijardus 300 milijonų litų. Iš pradžių garantijos buvo teikiamos tik tai besiskolinantiems ūkininkams. Dabar fondo paslaugomis gali pasinaudoti žemės ūkio kooperatyvai bei bendrovės, o taip pat kaimo verslininkai ir kaimo bendruomenės. Be to, šiemet pradėtos teikti garantijos ne tik kredito įstaigoms, bet ir lizingo bendrovėms. Žemdirbiams teikiamos valstybės pagalbos apimtys plečiasi. Stengiamasi sudaryti ūkininkams kuo palankesnes skolinimosi sąlygas. Labai skatintina, kad ūkininkai draustųsi pasėlius, nes vis tik bankai, vertindami žemės ūkio riziką, šiuo metu jie skaito žemės ūkio sektorių mažiau rizikingą negu kiti sektoriai, nes gauname europinę paramą. Pasėlius apdraudusiems ūkininkams taikomos palankesnės paskolų garantijų suteikimo sąlygos. Jiems garantuojamas iki 80% negrąžinto kredito sumos grąžinimas vietoje įprastinių 70%. Taip pat aukštesnis 80% kreditų garantijos limitas taikomas jauniesiems ūkininkams.